Pirmoji forma praktika numeris 2. Pradam nuo žodžio rasti. Rasti tai yra to find. To find. Rasti, to find. To find. Dabar mums reikia tai rasti. Kaip tokį sakinį sudėliotumėt? Mums reikia tai rasti. Mums reikia tai rasti. We need to find it. We need to find it. Ar ne? We need to find it. We need to find it. Kur tu įprastai tai randi? Kur tu įprastai tai randi? Įprastai yra usually. Usually. Where do you usually find it? Where do you usually find it? Žiūrėkite struktūrą sakinio. You usually find it būtų teiginys, ar ne? Klausimas ar, do you usually find it? Ir tik tada prie jau taisyklingo ar klausimo mes lipinam priekyje where, ar ne? Tai dar pakalbėsim apie tai daugiau, bet kai turime žodį, pavyzdžiui, kur, kas, ką, mes jį lipinam jau prie pilno ar klausimo. Taip klausčiau, ar tu jau tai padarei, ar ne? Tiksliau, kur ar tu tai padarei. O čia klausčiau, kur ar tu įprastai tai randi, ar ne? Tai kur tu įprastai tai randi? Where do you usually find it? Where do you usually find it? Aš suprantu. I understand. Ar ne? I understand. I understand. Ar jis supranta? Ar jis supranta? Tai jeigu suprasti yra to understand, aš suprantu, I understand. Ar jis supranta? Kaip taisyklingai dėliosim? Ar jis supranta? Does she understand? Ar ne? Šaunuoliai. Does priekyje turim. Does she understand? Does she understand? Does she understand? Tau reikia sustoti. Tau reikia sustoti. Pamėginkite atspėti, kaip bus sustoti. Ar ne? Mes turim žodį šitą lietuvių kalboje. Mes sakom stop, ar ne? Tai tau reikia sustoti. You need to stop, ar ne? To stop yra sustoti bendratis. You need to stop. You need to stop. Atsakyti. Atsakyti yra to answer. To answer. Atsakyti. To answer. To answer. Tai dabar atsakyk man. Atsakyk man. Atsakyk man yra answer me. Answer me, ar ne? Answer me. Atsakyk man. Answer me. Repiamoji nuosaka, ar ne? Tai dar sykį atsakyk man. Answer me. Answer me. Duoti yra to give. To give. To give. Duoti to give. Tai dabar pakartoti yra to repeat. To repeat. Duoti to give, pakartoti to repeat. Man yra to me arba for me, ar ne? Yra didelis skirtumas, bet šiaip abu jas galim keitira tarpusavyje. To me gali būti ir man kažką negero padaryti, bet for me jau dėl manęs. Bet šiaip man, to me, for me abu tinkami. Pakartok tai man. Pakartok tai man. Repeat that arba this arba it to me. Visi tie trys tinka. That, it, this. Pakartok tai man. Repeat that to me. Repeat that to me. Ji visada man tai pakartoja. Ji visada man tai pakartoja. Ji visada man tai pakartoja. She always repeats it for me. She always repeats it for me. She always repeats it for me. Arba to me gali būti, ar ne? She always repeats it to me. She always repeats it for me. Abu tinkami. Padėti yra to help. To help yra padėti. To help. Tai dabar niekada, niekada yra never. Never, ar ne? Never. Ji niekada man nepadeda.
Dabar atkreipkite dėmesį iš tą sakinį. Niekada nepadeda. Tai yra du neiginiai. Niekada ir nepadeda. Anglų kalboje nėra dvigubų neiginių. Anglų kalboje mes sakysim, ji niekada man padeda. Ji niekada man padeda. Tai reiškia ji, tai reiškia asmuo vienaskaita, veiksmažodis skirsis. Tai ji niekada man nepadeda yra ji niekada man padeda. She never helps me. Su S raide, ar ne? She never helps me. She never helps me. She never helps me. Dirbti yra to work. To work, ar ne? To work. Tai dabar kur yra where. Where. Kur tu dirbi? Kaip skambėtų, kur tu dirbi? Tai būtų where do you work, ar ne? Where do you work? Where do you work? Kur jis dirba? Kur jis dirba? Where does he work, ar ne? Where does he work? Where does he work? Kur jis dirba? Where does he work? Turime does, nes jis trečias asmuo vienaskaita, ar ne? Where does he work? Ką jis turi? Vėlgi, šiaip būtų have, turėtų būti has, trečiam asmeniui vienaskaita, bet čia klausimas. Tai what does he have? Ar ne? What does he have? Turim does, dėl to jau have nebereikia mums has. What does he have? What does he have? Ar jis turi mašiną? Ar jis turi mašiną? Does he have a car? Ar ne? Does he have a car? Čia neturi jokio what, why, where priekyje, ar ne? Tiesiog does he have a car? Does he have a car? Jis turi gerą mašiną. He has a good car. Ar ne? He has a good car. Jis turi gerą mašiną. He has a good car. He has a good car. Aš dažnai ten einu. Aš dažnai ten einu. I go there often, ar ne? Jeigu sakysit I often go there arba I often... Tai nesakykit I often there go, ar ne? Often gali nebent įsitirpti tarp ir I ir go, bet there vis tiek bus gale, ar ne? Tai I go there often arba I often go there. I go there often, I often go there. Mes turime geras mašinas. Mes turime geras mašinas. We have good cars, ar ne? We have good cars. We have good cars. Mes turime geras mašinas. We have good cars. Ji eina ten dažnai. Ji eina ten dažnai. She goes there often. She goes there often, ar ne? She goes there often. Ji eina ten dažnai. She goes there often. She goes there often. Ji neina ten dažnai. Kaip tai skambėtų, ji neina ten dažnai. She does not arba doesn't go there often. She does not go there often. She doesn't go there often, ar ne? Svarbiausia, kad turim tą does not, ar ne? Arba doesn't go. Ne goes, bet doesn't go. Teiginyje turėjome she goes there often. Neiginyje she doesn't go there often arba she does not go there often, jeigu atskiriam, ok? Tai dar sėki, ji neina ten dažnai. She does not go there often arba she doesn't go there often. Ok? She does not go there often. Ok, tai dabar tada susimatom jau sekančią modulyje, kuriame kalbėsim apie antrąją formą. Ar ne? Nebijokit, jeigu reikia pakartoti šitą modulį, kad šitą pirmą formą perprasti geriau, ar ne? Po to turėsim irgi bendrą didelę praktiką, kur viską kartu praktikuosim. Bet kol kas pirmoji dabar forma turėjom liepiamąją nuosaką, turėjom bendratį, turim pirmąją formą šitam modulyje ir sekančiam jau kalbėsim apie antrąją formą, kur naudojama praeityje, tai yra past simple laike. Tai tada susimatome kitam modulyje, past simple arba antrosios formos modulyje, ne? Iki.